Asta. Gyvenime dirbu psichologė. Į šią mokyklą atėjau praeitų metų rudenį, tiesiog pakalbinta kaimynės. Didelių problemų sveikatos kaip ir neturėjau, bet tiesiog smalsumo vedama atėjau pasižiūrėti, kas čia vyksta, kadangi ta kaimynė turėjo didelių sveikatos problemų ir jinai sakė, kad jai čia labai padeda, jinai tik tai šitos mokyklos dėka pradėjo vaikščioti normaliai ir neatsisėsdama ten keletą metrų nuėjus ir taip toliau. Atėjau ir kažkaip užsikabinau, patiko labai. Pirmiausia, turbūt patiko dėmesys tų žmonių, kurie veda šitus užsiėmimus. Kadangi tekę lankyti įvairiausių ten ir sporto klubų ir viso kitos užsiėmimų visokiausių, tai tokio dėmesio aš niekada nesusilaukus, kad, tarkim, salėje 8-9 žmonės ir kiekvienas yra apžiūrėtas ir kiekvienas prižiūrimas ir grįžus namo, pirmas įspūdis buvo grįžus po pirmos treniruotės, kad man antrą dieną nieko neskauda. Kai gavau kažkokią pozityvią priklausomybę šitam klubui. Ir tiesiog atrodo kitą kartą nebenori, bet kažkas iš vidaus verčia eiti, eini, atbūni ir išeini tokį su šypsena tiesiog. Tai tas labai geras dalykas. Kai buvo senamiestyje, tie užsiėmimai rudenį, aš labai gerai prisimenu, kai aš automobilį pasilikdavau specialiai toliau kažkur tai ir po treniruotės eidavau pasukti namo, iki automobilio. Ir kaip aš lengvai atrodo, kaip ant sparnų skrendu, atsimenu irgi jausmą, kad reiškia turi poveikį visą, tai ne veltui vaikštau aš. Rekomenduočiau žmonėms turintiems stuburo problemų bet kokių, nes nebūtinai tai turi būti labai didelės stuburo problemos, o gal net rekomenduočiau bet kam absoliučiai palankyti, pasižiūrėti, pajudinti kūną ir pamatyti, kaip žmonės čia dirba. Ačiū visiems labai, kas su mum dirba.